Žiogai ir ilgėjančios naktys primena apie artėjantį šildymo sezoną. Dujų kainomis grįstas žiaurias sąskaitas ir švelnius pažadus, kad šildymas kainuos tiek pat, kiek praeitais metais. Tad atsakymo, o tiksliau išsigelbėjimo priemonių šiandien ieškosime Rietave, Lietuvos energetikos lopšyje. O laidos pabaigoje pasivaikščiosime po Kretingos ir Prienų miškus, kurie be abejo ne tik biokuro šaltinis, bet ir vieta žmonėms pailsėti, paukščiams gyventi. Štai čia, šioje vietoje, įsižiebė pirmoji Lietuvoje elektros lemputė. Ir pabandykite atspėti, kadagi tai buvo. Ogi 1892 metais. Ar tai buvo ta pati lemputė? Čia sunku pasakyti, bet maždaug iš to laiko mes vargu ar ir energetikos muziejus Vilniuje turi senesnę lemputę. Dar matome, kad jos siūlelis yra, dar nemokėjo tuo metu sukti jo spirale, o tiesiog siūlelis ant stiebelių išlankstytas stambiom kilpam. Taigi 100 su truputėlį, su kažkiek tai metų tai lemputė. Oginskių dvaras XIX amžiaus antroje pusėje buvo lyg valstybė valstybėje. Visiškai panaikinti baudžiaviniai darbo santykiai, įsteigtas pirmas bankas, pirmoji žemės ūkio mokykla ir kitų daugybė Lietuvoje dar neregėtų naujovių. Tai jeigu inovacijų keliu einant, žiūrime 872 metai jau nebeirinėjus, o jo sūnus stato štai šios rūmus ir pirmoji Lietuvoje profesionali muzikos mokykla, 6-metė muzikos mokykla su visišku išlaikymu moksleivių. Dar po 10 metų pirmoji telefono linija Rietavos Plungė Kretinga. Ir apvainikuoja 892 metai pirmosios elektrinės. Mano rankoje yra fragmentas pirmųjų kabelių, kurie buvo nutiesti jau kaip kabeliai, nebe ne orinė linija, o požeminė linija. 1992 metais Rietave archeologinių tyrimų metu mes atkasėme tuos pirmosius kabelius, kuriais buvo užmaitinti Oginskio rūmų parterio žibintai. Čia jo dailininką Juozą Vasilijaus freskoje, šitas žibintas šiek tiek stilizuotas, jis stovi rūmų priekyje. Tada buvo mąstoma, kaip plėtoti atsinaujinančią energetiką. Jie jau tada tą darė tuo metu. Jie racionaliai naudoja visus gamtinius išteklius. Kad ir pasižiūrėjus hidroenergijos to meto panaudojimą, jie užkenkia čia gretimas visus upelius, ir Aitros upelį, ir pristatė tų vandens malūnų. Kadangi Rietavo miestelėje čia nėra pratekančio upelio, išskyrus Jūros upę, kuri labai lėkštam slėnyje teka, tai jie atvedė prie greta Rietavo užtvenkė didžiulės pievas, padarė dirbtinį ežerą, atvedė arteriją vandens, kad malūno atvenkinys turėtų pakankamai akumuliuotų vandens, kad galėtų sukti didžiasias girnas, čia pat dvaro sodyboje. Tai hidroenergija. Dabar jeigu pažiūrėtume vėjo energiją, puikiausiai išnaudojo vėjo jėgainę, pastatydami amerikiečių gamybos ant vandentiekio bokšto ir suko siurblius, ir visas dvaras su fontanais buvo aprūpintas nemokamu vandeniu, kaip sakyti. Dabar pasižiūrėjus, jeigu toliau, jeigu anuo metu būtų kas nors bent kiek pajudėję laboratorijos saulės energiją, tarkim, baterijomis, niekiek nebejoju, kad tai būtų atsiradę Oginskių dvare kaip niekas. Kadangi to dar nebuvo, tai saulės energiją labai sėkmingai ir racionaliai išnaudoja savo oranžerijų apšildymui. Ir trophausų vadinamų, taip tuo metu žodžiai, žinoma, skoliniai buvo šiltadaržiai, jeigu dabartinė mūsų kalba. Tai buvo įgilintų šiltadaržių kompleksas, jisai, aš ranką galiu tik tai mostelėti, šiaurinėje dvaro sodybos teritorijoje. Ir ten jau buvo dvigubas šildymas. Iš vienos pusės šiltadaržiai buvo įgilinti gal apie 80 cm maždaug pašalo, kad pašalas nepasiektų. Ir iš apačios šildama buvo arklių mėšlų, tenai buvo dedamas sluoksnis mėšlo šiaudai, sluoksnis mėšlo ir natūraliai kylo grunto šildymas. Tai
energiją, taip, nereikėjo elektros šito vietoje, puikiausiai išnaudoja. O saulės energiją išnaudoja puikiausiai įrengdami tuos įstiklintus dvigubo stiklo rėmus didžiulius, pro kurios šviesa augalus maitina ne tik tai šviesa pačia, bet ir šilumą. Taigi, jeigu pasižiūrėjus, nepaprastai stebina jų įžvalgumas, išnaudojant tuometinės visas galimybės. Oginskio idėjas rietaviškiai išlaiko iki šiandien. Žemaičiai visą pastatams šildyti reikalingą energiją gauna iš atsinaujinančių šaltinių. Pats gyvenimas priverčia. Esam įpratę žiūrėti iš ekonominės tos naudos gavimo pusės. Tiesiog iš taupumo, iš neturėjimo pinigų, neturėjimo atliekamų tokių pinigų, kur galėtum išleisti šildydamas orą. Yra kelios dalis tų, sakykime, to taupimo. Viena dalis tai yra ekonomiškas geras šildymas, antra dalis apšiltinimas pastatų. Yra labai svarbus dalykai, kad abidvi tos dalis sukristų į vieną vietą. Vadinasi, trečdaliu brangsančios dujos rietaviškiams nemotais. Biokuras šildys juos visą žiemą. Ir ne vien tik jis. Tęsdami Oginskių tradicijas, rietaviškiai drįso imtis naujausių idėjų. 3 visuomeninius pastatus šildo šilumos siurbliai. 2000 metais mūsų teritorijoje buvo mokyklos šildomos elektra, centrinė katilinė mazuto. Tuo momentu gal nebuvo tos ypatingai didelės kainos, bet jau buvo kainų kilimas. Ir tuo momentu mes padarėm didelius darbus. Sakykime, mokyklų renovacija, mokyklų pats šildymo renovacija, šildymo atnaujinimas, pakeitimas kūro atsipirko praktiškai per 1 metus. Tai naudojam žemės šilumą. Žemės, vandens šilumą, šiek tiek pridedami elektros, naudojamės gamtos dovaną, kad galima paimti žačių. Mums čia padėjo truputėlį prieš 11 metų, Sigitas Mačiulis. Labai šaunuolis žmogus atvažiavęs iš čia mums pripūtė tokių vėjų. Pradžių netikėjom, bet paskui įsitikinom, kad tai yra rimti dalykai ir turim rezultatą gan neblogą. Jau 3 pastatą su geoterminiu šildymu čia jau turim įrengę. Ruošiamės dar 2 pastatus, yra suprojektuoti ir vienas jau baigiamas įrengti, dar kitas bus artimiausiu metu sutvarkytas, kad šiluma bus iš žemės. Pirmasis pastatas – socialinis būstas, labiau primenantis kokį miestelio grietinėlės atstovo namuką. Ir tai, kad išgąsdinome aplinką betvarkančią gyventoją, irgi maloniai nustebino. Mes visą laiką tvarkomės, visi kartu ir vaikai jungiam į tą darbą, jau visą laiką jau taip draugiškai bus. Iš vis labai gražiai atrodantis visas namas, visa aplinka labai graži. Taip, stengiamės saugoti tą visą aplinką viską. O čia socialinis būstas? Taip, socialinis būstas. Ir patenkinta, kad čia gyvenat? Pakolkas taip, pakolkas patenkinta. Vaikams su mokykla gerai yra, neit pareiti ir gražu. O žiemą šilta ir šalta? Man tai labai šilta. Mano kaip yra visas pietinės pusės, tai yra pastoviai šilta mano. Tai vienas kambarys beveik šilumos labai mažai, tai reikia naudoti. Taigi šis pastatas šildomas pasitelkiant šilumos siurblius. Žiemą už kvadratinio metro šildymą vidutiniškai mokama apie 6 litus. Čia žmonės šalčiausią mėnesį mokėjo 2 litus 60 centų, įskaitant karšto vandens paruošimą. Bet, kaip sakoma, niekada negana. Už šildymą žiemą kiek jūs mokat? Dabar neatsimenu taip ant galvos, aš turiu visus papirėlius susidėjusi kupet. Bet irgi, ar nebandėt lyginti su kitų daugiabučių? Mes mokėjom netgi po 50 kelis litus už vandens pašiltinimą. O tai buvo. Už karštą vandenį? Taip, vien tik už pašiltinimą vandens. Už pašildymą. Neskaitant šaltų vandens. Taip, bet tai čiagi priklauso nuo sunaudojimo vanduo. Tai aparatai kažkas tai yra. Nieks nežiūri. O turite skaitiklius? O turit skaitiklius? Ja. Turit skaitiklius? Ir šildymo įkainiai kas kart keičiasi, ne vienodai yra. Vieną mėnesį tiek būdavo, kitą mėnesį tokie įkainiai. Tai čia galbūt paprasčiausia skiriasi nuo šilumos? Ne palei išnaudojimą, bet kainas. Vieną mėnesį tokią kainą, kitą mėnesį jau tokią kainą. Kvadratinio metro?
Kaip čia? Kilovatvalandis. Už elektrą jie mokėtų už kilovatvalandę daugiau ar mažiau, čia visiškai ir neteisybė, to negali būti. Dėl to mes Tik tai tiek, kad šoktelims ir dėl to, kad, reiškia, jeigu staigiai pareikalavimas energijos ir didesnis, iš žemės nespėja paimti, o reikia uždengti elektrą. Jo, balansą turi padaryti. Va. Reiškia, yra sistema vasara dėl šilto vandens. Jeigu nenaudoja šilto vandens, tai vienas tas kubas šilto vandens pabrangs smarkiai. Smarkiai iškyla, nes visą aparatą turi sukti. Čia žiema. Visa įranga turi suktis ir, reiškia, aptarnauti tuos gręžinius, pompuoti tą skystį, reiškia, šilumą pernešti žemės ir mažam kiekiu yra, šiek tiek yra toks. Šilumos siurblio principu veikiantis šildymas – tai iš dirvožemio, vandens telkinio ar oro imama energija, perduodama į sudėtingą kompresorinę sistemą, o paskui į patalpose įrengtus radiatorius ar grindų sistemą. Šildymas per šilumos siurblius yra 4 kartus pigesnis negu šildymas elektra. Rietavo rajone Pelaičių kaime renovuotas senas vaikų darželis. Jame įkurti bendruomenės namai. Čia veiks šilumos siurbliai. Prieš renovaciją buvo tik tai vienas šitas vokietų kuro katilas ir viskas, daugiau niek nebuvo. Ir boileris, viskas. O dabar? O dabar yra padarytas geoterminis, kuris ateina, yra termomacinis indas, kur ateina šildai ir šitas šiltas vanduo stovi čia ir jis cirkuliuoja. Ir jį galima išlaikyti užšildžius 2 paras. Oras, temperatūra vandens šildymo nesikeičia šildymo. Jis nukrenta per 2 paras ir paskui vėl dašilda ir vėl jis gali būti. Pavyzdžiui, reikia neeksploatuojamas objektas, tai šitai iššildžius indą galima drąsiai palikti ir neužšals niekas. Bet didžioji dauguma Rietave šilumai gaminamos energijos, žinoma, biokuro energija. Pagrindinė miesto katilinė. Prie jos tūkso įspūdinga družlių krūva. Čia įspūdingai taip atrodo, lyg tai didelė, bet šitos krūvos užtektų panašiai 2,5 patiems šaltiesiem mėnesiam šildymui. 2,5 mėnesiam. Tai čia nėra daug, mūsų tikslas yra turėti ją bent iki šildymo pradžios 2 didesnė negu ta. Nes, tai jūs dabar kaupiate, ar ne? Ja, mes kaupiam, kadangi vasaros metu sukauptas kuras, jis yra žymiai kaloringesnis, mažiau turi drėgmės ir žiemos metu turint didesnę krūvą, dalis jos sudrėksta viršui, bet mes ją padedam į šoną tą viršutinį sluoksnį, pavasaris gamta padaro savo, jis vėl tampa geras naudojimui ir sukūrenam. Biokuro vartotojais buvom priversti tapti pačiais pirmaisiais savo gyvavimo metais. Savivaldybei susikūrus naujai balandžio mėnesį, komunalinis kaip po toks susikūrė rugpjūčio mėnesį ir gyventojai buvo šildomi mazutu. Tai buvo ganėtinai brangus kuras ir siekiant išvengti tokius staigaus kainų šuolio, pasitarė su savivaldybė ir mero dėka didelis įtaka buvo padaryta. Bandėm kalbėti su tada dar Kazlų Rūdos metalu, kuri gamino tokias pakuras ir praktiškai rugpjūčio 1 susikūrė komunalinis, o lapkričio vidury jau kūrenom biokūrų vieną katilą buvo modernizavę. Ir pradėjote, aišku, skaičiuoti, per kiek laiko jums atsipirks? Taip, pradėjom skaičiuoti ir dar nebaigus ir to šildymo sezono, kitais metais jau buvom pasirengę ir projektus ir pradėjom vykdyti antro katilo rekonstrukciją ir taip 2 katilus esam kūrenam medienos atliekom, vienas rezervė ir skysto kūrų paliktas ir taip iki šios dienos. O dabar faktiškai jūs štai viską tikrai turit pasidarę. Viskas yra veikia, pasiteisino ir taip toliau, bet kiekvienas daiktas sensta. Tai ar ta katilinė, kurią jau daugiau negu 10 metų, ar nereikėtų jos modernizuoti? Tai tas klausimas iš tikrųjų ir labai aktualus, nes aplamai katilinė statyta dar 73 metais ir jau 2 kartus, ne 2, bet 3 kartus daryti pakeitimai, pereinant nuo anglių prie mazuto, nuo mazuto prie biokūro. Ir mes 2000 metais visus tuos ir pirmaisiais visus pakeitimus darėm savo lėšom, nes tada Europos paramos dar nebuvo galima gauti. Ir dabar, kai jau tas įrenginių eksploatavimo laiks iš tikrųjų irgi eina į pabaigą ir norėtųsi vėlgi pagal naujesnės technologijas modernizuoti,
Bet pagal turimas dabar programas niekaip mes negalim pretenduoti į paramos lėšas, kadangi mes jau kūrenam biokūrų. Mes neturim galimybės pagal vertinimo kriterijus parodyti, kad mes sutaupom kažkokio taršaus kūro, įvedam netaršaus kūro, nes mes tai jau visi esam padarę. Ir vadinasi, visai be reikalo kažkada skubėjot išeina, taip? Tai vietoj toks argumentas gali būti. Būtumėm neskubėję, būtumėm pasikeitę su Europos paramos lėšom, bet neskubėjams negali tai būti, vis tiek mes turim irgi atsakingi prieš vartotojus. O tai kaip jūs dabar galvotumėt, koks galėtų būti sprendimas? Sprendimas būtų toks, kad aplamai ažiotažas dėl šildymo, dėl perėjimo prie biokūro valstybė yra didelis, o konkrečių veiksmų, kad pagerinti tą situaciją, tai nelabai ir matosi. Sakykime, dabar jeigu problema yra su šilumos ūkiu, tai galbūt ES pinigais mes pirmiausia susitvarkom šilumos ūkį savivaldybėse, kad gyventojas ir vartotojas pajustų šito naudą. O paskui likusias lėšas duodam kitiems verslo subjektams, kurie jau galėtų savo padėtį pasigerinti. Bet pirmiausia, turėtų būti šilumos vartotojas ir šilumos tiekimo tie visi ir gamybos pajėgumai sutvarkyti, pasinaudojant ES pinigom. Tačiau gali būti gaminama labai pigi energija, o pastatas, kuriam šildyti jį naudojama, kiauras. Tai pirmasis pastatas renovuotas rietave. Šiltintas, sutvarkytas, sistemos sutvarkytos naujai. Na ir gyventojai irgi čia yra patenkinti, kadangi jie patys darė, jie stengiasi dėl savo gerovės, dėl savo geresnių gyvenimo sąlygų, ir jie yra patenkinti. Daug tokių namų turit? Nedaug. Turime, dabar yra 3 renovuojami šiuo metu. Vienas socialinis būstas naujai įrengtas su nauja šildymo sistema, o šitas yra vienas iš tų senesnių pastatų. Norinčių jau atsiranda vienas kitas. Problema ta, kad keičiasi programos, keičiasi rėmimai, bet aš manyčiau, kad didžiausia problema yra pačių žmonių mąstyme ir politikų. Kai kurie neatsakingi pareiškimai, kad neapsimoka, kad neverta, kad kažkas ne taip. Iš tikrųjų, reikėtų vieną kartą apsispręsti ir imti susitvarkyti šildymą. Susitvarkyti ekonomiškai, taupiai, kad nereikėtų šildyti oro. Tai jūs minėjot, kad šalia esantis pastatas, jo gyventojai taip pat buvo nusprendę renovuoti. Kodėl jie persigalvojo? Taip, tai buvo įtaka ir pašalinių žmonių, politikų pareiškimai įvairūs, kad tos programos netinkamos, dėl to, kad ne tie politikai vykdo programas matyti, bet ir pačių gyventojų toks neryžtingumas, neapsisprendimas ir jie vietoj to, kad mokėtų kaip šitam name jau šią žiemą, kaip šaltą žiemą, jie mokėjo su vandens pašildymu, su viskom, vidurkis išeina 3 litai 90 centų. Čia renovuotam. Renovuotam. O kituose 6, 7, 8 ir viršė, netgi yra tokių pastatų, kur viršė 10 litų. Bet žmonės vis tiek nenusprendžia, kad reikia vis tik tai imtis tokio žingsnio. Didžiulis neryžtingumas, neapsisprendimas ir manimas, kad kažkas už juos padarys, veda į tokią aklavietę, kur iš tikrųjų kelio nėra. O stogai sensta, pastatai sensta ir pačių pastatų būklė sensta, iš tikrųjų reikia tvarkyti, nekalbant jau apie nuostolius, kurios patiria žmonės kiekvieną žiemą. Taigi pamatėme, kad teiginys, jog galima gauti 100% šilumos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra visiškai teisingas. Ir tai pamatėme Rietave. Na, o dabar kitas laidos puslapis. Vasarą Kretingos miškų urėdijai biokuro gaminimas mažiausiai rūpi. Būriai poilsiautojų važinėja po jūros pakrantėse miškininkų išpuoselėtą mišką. Žmonės atvažiuoja ir dabar toks žmonių supratimas, aš visiškai nesenai turėjau tokį atvejį, atvažiavę, gana, sakyčiau, matomai pasiturinti, ar gal pasiturinti net ne ta žodis, turtinga publika, daug mašinų, daug gražių žmonių vidutinio amžiaus, ne jaunuolių, atsivežė į mišką elektros generatorių kilnojamą, atsivežė palapinę, šviesos muziką, visokius kitokius, tai viskas labai gražu. Bet aš žinau, kad iš vakaro buvo viskas išvalyta šiukšlės,
o jau kitą dieną apie pietus tų šiukšlių labai daug vėl. Į tokios šviežios, kaip sako. Tai aš sakau, ką jūs čia žmoneliai, taigi naudokitės tam miške, bet yra šiukšladėdės. Sakė, mes čia jau viską radom. Tai buvo ir viskas. Ir čia prašau tamstą nesikabinėti prie mūsų. Ir dėl to, žinot, viskas sensta, reikalauja lėšų daug, tos poilsiavietės, vien tik, sakysim, valymas nuo šiukšlių, jų remontas, jų priežiūra reikalauja daug pinigų. O mes esam apdėti tokiais mokesčiais, kad jau mes kvėpuoti dabar nebegalim. O dar, sako, ateina dar didesni mokesčiai. Tai kas bus tada, tai tada jau iš viso mes negalėsim. Tai jūs tiesiog tada nebeturėsit pinigų įrengti tas poilsiavietės, jas prižiūrėti ir... Ne, tai taip, tai ne tik poilsiavietės, mes tada jeigu dar kiek mačiau čia paskutinį tą projektą, kuris numato valstybinių įmonių, dar tolimesnį apmokestinimą, o miškininkai tai čia pirmoje eilėje kažkodėl tai esam nemylimi, daugiausiai mums deda visokių mokesčių. Tai manau, kad tada apie nieką negalėsim kalbėti, net apie miško pasodinimą. Pasidžiaugiam, kad Lietuvos miškingumas padidėjo, sakysim, gana ženkliai, ir dabar užima jau 32%. Dabar jau tie, kai važiuoju pro tas vietas, kur apsodintas, sakysim, 65-6 metais, tai eglės jau pusamžės, jau labai greitai žmonės galės gauti naudą, tie atsiėmė savo buvusius pelkynus, akmenynus, šlaitus, jau jie galės gauti naudą. Ta naudą jiems padovanojo mūsų valstybė, privatizuodama, kaip sakant, ir atiduodama privačiam sektoriui. Tai koks jūsų, akim žiūrint, Lietuvos valstybės miško likimas? Tai likimas priklauso nuo valdžios, nuo Seimo mūsų, nuo vyriausybės. Jeigu bus toks supratimas šitų institucijų, kad miškas jisai yra, aš nežinau, kaip čia net ir pavadinti, kad jis yra toks daiktas, kuris gali savaime augti, tai Lietuva taps ne miškinga šalis, o krūminga, bus vieni apžėlę nenaudingais krūmais, o medieną reikės importuoti, kaip dabar daug ką importuoja. Žmonės galima skirstyti į dvi kategorijas – besąžinės ir turinčiuosius sąžinę. Apie pirmuosius nekalbėsime. O štai Kretingos urėdijos istorijoje gilius pėdsakus palikusi Marijoną Daujotą, Lietuvos girių patriarchą, pagerbė į Kretingos muziejų susirinkę miškininkai. Marijonas Daujotas buvo Lietuvos pajūrio smėlyno apželdinimo pradininkas, smėlio dykynėse įžiebęs gyvastį ir grąžinęs į kupas žalumą. Mokslininkas ir miškininkas gyvenimą paskyręs miškų atkūrimui. Nuo laidos pabaigai vasariška lengva tema. Prienų miškų urėdijoje iš medienos gaminamas ne tik biokuras, bet ir skulptūros, kuriuose plaukioja žuvys. Lankomės Nemuno Kilpų regioninėme parke miškininkų rūpesčių kurtoje jaukioje Giraitiškių poilsiavietėje. Čia galime apžiūrėti įspūdingas medžių skulptūras, Nemune gyvenančias žuvis. Savaitgaliais gana gausiai lanko šią poilsiavietę. Ir šiandieną gal 3 ar 4 grupelės yra atvažiavę. Šita poilsiavietė yra rekonstruota už ES lėšas. Kol kas miškininkai užsiima rekreacinę veiklą ir įrenginėja poilsiavietės ir savo lėšomis. Šita poilsiavietė įrengta labai senai, jau gal prieš kokią 30 metų ir jau čia baldai atnaujinami toli gražu ne pirmą kartą. Tik dabar taip sutapo, kad pernai parašėm projektą, gavom lėšas ir atnaujinom. Ir jau prieš tai viskas beveik susidėvėję buvo. Dalinai kaip ir misija, nes be abejo ir papildomų rūpesčių atsiranda šiek tiek. Vis tiek ne visi poilsiautojai yra drausmingi, ne visi ir tvarkingi, ir ne visi savo šiukšlę susirenka ar bent jau į konteinerį sumeta, visko pasitaiko. Kitas poilsiautojų lankomas objektas Prienų rajone – tai ošiantis Deksnės maumedynas, didžiausias maumedžių miškas Lietuvoje. Čia auga aukščiausias Lietuvoje medis. Šio medžio aukštis 46 metrai. 46 metrai, ne? Dvigubai didesnis negu šiaip jau aukšti Lietuvos medžiai. Vietiniai pasakoja, kad maumedyną pasodinęs dvarininkas, išmanęs apie mišką ir jo puoselėjimą. Maumedynui parinkęs tinkamą dirvą, derlingą, ne per sausą, su nedideliu nuolydžiu, kad nesikauptų drėgmė. Maumedynas ošia jau 150 metų.